Gandus ir tas žinias reaguoja labai paprastai, kol kas jis visas tas kalbas neigia, tačiau vėlgi niekada negali žinoti, kiek tiesos yra štai tokiuose. Trečiosios ir septintosios vietos yra vos viena pergalė. Na, tiesa, lenkai yra sužaidę šiek tiek daug Prokon komandai, kadangi pradėti viltis kovoti dėl kelialapio į finalo ir lygina rezultatą Adamas Lapeta. Aikštelės prieigose Artūras Jomantas, Jonas Valančiūnas palieka jį laimę. Valančiūnas išlygindamas rezultatą 5-5. Na, jeigu grįšime į tą staptelį, palaukia, kol atlėks skausmas ir siunčia 7 po Robertso trito, dažnai besikeičiant pirmaujančiam komandom. Per pirmąjį kėlinį Steponas Babrauskas 3 taškai šešrajam rungtynių kėliniui. Na, varžovų gretos įmetė Džerelas Blessingeimas, tačiau visas Lenkijos jaunių rinktinės ir yra ir nacionalinės vyrų, bet vis tik mažesnė tikimybė. Sandras Rašičius, jo perdavimas Jonui Valančiūnui ir be pražangos jau nepavyksta sustabdyti įsibėgėjusio Vilniaus komandos vidurio puolėjo varžovams. Valančiūnas tos prie Valančiūnas prieš Kriščeniuką. Puikiai sužaidžia Jonas Valančiūnas, visiškai supainiotas ir išmuštas. Ir dabar yra Adamas Kriščeniukas ir Tomas Pačėsas prašo minutės pertraukėlės, nes aikštis nenorėjo kristi į krepšį. O čia jau solinis minutės pertraukėlės, likus žaisti 2 minutės šiame kėlinyje ir varžovant ant grindų vienas kitas abiejų komandų krepšininkai. Šį kartą tiksliau žaidžia lenkai, o dabar puiku ataka, keitimai Vilniaus ekipoje vietoj Valančiūnas. 3 sekundės ataka ir Aisas, metimas netaiklus ir Motiejūnas nusiima kamuolį. 45 sekundės, nespėja grįžti kontrataka ir čia jau aišku reikia visų pirma įvertinti dar solidesnę persvarą per tas likusias 2 minutės. 29-26 Vilniaus komandos starto penketas toks. Dabar Lorencas pabaigiantis ataką įspūdingų dėjimų iš viršaus. Vienas kol kas šios dienos rungtynėse. Teko dar išvengti ir Donato. Na, jeigu žiūrėsime į konkrečiai Motiejūno ir Valančiūno skaičius po 2 kėlinių, tai čia kur minutės pertraukėlės prašo Tomas Pačėsas. Blessingeimas vėl nardo varžovų baudos aikštelė ir štai taip susikūrė savo progą jau meti. Dabar prieš jį Robertsas meta ir 3 pirmosius metimus šios dienos rungtynėse, 4 pataiko Quintonas. Pražangos Jonui Valančiūnui ir dėjimas iš dviejose aikštės pusėse dabar laimėjęs. Jonas Valančiūnas didina skirtumą iki 6, likus žaisti mažiau nei porą minučių iki kėlinio pabaigos. Asmeniškai, sakykim taip, vertinkim pagal individualų žaidimą. Šiandien Jonas Valančiūnas tikrai atsirevanšavo Donatui Motiejūnui, bent jau 102 nepilnos sužaistas minutės. Rašičius bando atsipalaiduoti, tačiau jį persekioja Quintonas Deivis, tik atitrūko. Užtvara Quintonui Dei. Donatas Motiejūnas iš 3 taškų įmetęs. Motiejūnas pelno pirmąjį 3 taškį savo komandai šiandien, 7 iš rankų. 5 sekundės atakai, Raisas po krepšiu ir taiko. Vėl šiek tiek tvirtina savo 100-ąjį tašką. Ir dabar jau galima sakyti Jonas Valančiūnas, imdamas 13-ąjį kamuolį, tvirtina pergalę savo komandai šios dienos rungtynėse 59-54. O kągi, įspūdingas mūšis, atkakli kova, daug rungtynių, daug emocijų ir Vilniaus komanda atlaiko visus varžovus.